Tėtį ir man tuo pačiu metu netgi naktį buvo blogai su spaudimu, bet mano vaistų niekas nesuslapsto. Naktį jis įrado, o ryte buvo labai blogai su spaudimu. Jis nebuvo aukštas, bet buvo tarpas žemas ir tada skauda, kaip ir man panašiai problema yra. Ir nerado ant pianino, buvo padėta kaptopril gydytojo Ševlutsko, už nulį parašyta. Ir sako, Virginija Panavičinė siautėjo, kas čia per vaistai, kokia čia ligoninė. Ir taip suslapstė, kad jis nerado, tai būtų išgeręs kaptopril, būtų geriau pasidarę. Išgeria tą patį vaistą ir nemuša. Nes kai yra keisti spaudimo sutrikimai, kaip pas mane ar pas jį, reikia derinti kelis vaistus. Gavosi, kad kaimynė nusprendė, kad reikia jam greitai iškviesti. Gerai, kad vakar su kaimynė susibendravo, labai faina šeima, irgi augo 3 vaikai, mes bendravom. Vidurinė duktė ir mano sesuo buvo klasiokai, vyriausiai mano brolis paraleliokai buvo. Tai pagaliau ištirtas pilvas, nes jisai serga tuo diverkulitu nuo birželio, niekas netyrė, ten seniai galėjo trūkti, jeigu ten aukšto lygio. O namie tokia įtampa ir ta įtampa irgi sukėlė vaistai paslėpti, būtų tą kaptopril maktelės, nėra. Dar vieną dėžutę pirkau parduotuvėje mokamą, 2 dėžutės buvo, nėra. Sakė, siautėjo, riekavo, kas čia iš po prekystalio, kokie čia vaistai čia nebus. Tai bobai pusiai metų smurto orderį arba metam reikia išrašyti šitus cirkus. Dabar noriu pasakyti, naktį supratau liūdnai, kad gydytojai paprasčiausiai turi instrukciją, nes man reiškiasi 3 lygio hipertenzija, tai yra mirtina būklė. Ir sako, tą pagerk vaistuką, tai tą vaistuką tėtis paprašė nupirkti, nes tai silpnesnis Sanoral, nes nuo 159 netinka Sanoral, per daug numuša, paskui eiti negalima. Tai aš ir galiu atsakyti tai Tomai Kundrotei, buvo 159, tai tas mezaras net neveikia, jis išgeria 1, 2 ir neveikia, tai kas čia per vaistas? Ir sako žmogui su 3 lygio hipertenzija, tu gerk mezarą ir tau nieko nebus. Tai mirtinas tokias būklės sukelia mirtina būklė. Tai nebūna iš niekur, kaip jūs seminaruose prisimokė mums trinti mozgus, meluoti, klėdyti nesąmonės. Yra kažkokia priežastis, pati tu sakei, kad gal inkstai, gal dar kažkas. Tai herpes sukelia šitokį siaubą. Aš jau radau net, kad jeigu žmogus sirgo vėjaraupiais, viskas yra melas, kad vėjaraupiai nieko tokio. Vėjaraupiai paaiškėjo yra herpio grupės virusas. Zostex. Net nesimplex. Ir parašyta labai paprastai, kad tirta žmonės su herpio ir aukštos kraujo spaudimo ryšys ir rasta, moksliškai patvirtinta. Tik aš bijau jau tų vaistų, aš prisipirkau nuo herpio, nes niekas man netyrė, niekas man nesiūlė. Aš išgėriau 1 lapelį, tada tai ištiko spaudimo krizė. Bet jinai mane ištinka pastoviai, kaip epizodai, tai ir naktį ištiko, išsigandau, prisigėriau kardūros, labai šlikštus vaistas, bet labai geras. Numušė spaudimą, tėtis ryte skambina, man kalbėti sunku, tai aišku, kad supanikavo, nes viskas su manim gali pasitarti. Bet noriu pasakyti, gal žiauriai skambės, reiškia, aš dar ir iš gydytos Bučienės elgesio supratau, jeigu žmogus mirtinas ligonis, jiem yra instrukcija negydyti, nes atseit per brangų, kas įsivaizduojat, kas iš to jis vis tiek negyvens. Taigi man taip ir sakė 21, o jau yra 24. Vis tiek nematysite, atiduokit akį ir vis tiek negyvensite. Tipo mol. Tai o kaimynė, kur padėjo tėčiui, tai jinai nuo erkinio encefalito nukentėjo. Tai gyvena su ta liga labai daug metų. Tai kaip galima nurašyti žmonės iš viso. Tai mano tos akies, tai viskas ten darėsi, ten siaubas atiminėjo judesi. Bet aš vaikštau, aš be lasdos ir be vaikštinės vaikštau. Aš kartais galvodavau, kad man reikės vaikštinės, aš užėjau į tą ortopedinę krautuvę, klausiu apie vaikštinę, žiūri, išplėtė akis į mane. Vis sakau, nežiūrėkit, kaip aš gražiai atrodau, sakau, aš labai sunkiai kartais vaikštau. Tai šitie visi satanistai irgi turi instrukciją, kad žmogus jei sunkiai vaikšto, jau galima pasinaudoti, jau galima išmesti į konteinerį. Tai va kaip motina elgėsi su mano tėvu, kur irgi galima išmesti. Vieną dieną jis sunkiai eina, kitą dieną jau geriau. gal atsiras tie vaistai. Nu, aišku, jie ten kainuoja 4 eurus, bet tėtis niekur neina
specialiai ir jinai taip darė grįžus iš Palangos, kad slėpinėjo. Pradėjo, aš pamačiau, kad instrukcija, apmokymai. Jei reikia numarinti mano tėvą, ką reikia padaryti, paslėpti vaistus. Tai gerai, kad ne visus spaudimo vaistus suslapstė. Paskui tėtis iš streso atrado, aš buvau padėjus dar oloko, mano prilės, kurį jisai gėrė. Sakė, nepadeda, bet derinant su kitu vaistu padeda. Bet, gerai, išvažiavo į ligoninę, dabar pasidarė pilvo echoskopą. Seniai turėjo ištirti, kai jis sekmadienį, kada iš čia pirmadienį buvo, ligoniniai turėjo ištirti, bet jie netiria, žmogui blogėja. Ir vėl, aš nesuprantu, ar taip apsimoka daug kartų vežti žmogui į ligoninę. Tai ištirkit viską per vieną kartą.